šie smulkintuvai ne tik tai žolę, bet ir krūmus pilnai smulkina. Tai yra japonų gamybos žolės smulkintuvai, jie yra su vikšrinė važiuoklė, savaeigiai. Ypatingai gerai pravažiuoja ten, kur neįžengiama teritorija. Labai šlapia, ūkininkai deklaruojama šlapinė su šitais mulčiais tvarkosi. Jie labai puikiai susmulkina ne tik tai žolės visas senas, bet ir medelius. Iki 5 cm storio jie smulkina medelius. Tai labai praktiškas dalykas. Savaigiai žolės ir krūmų smulkintuvai yra vikšrinė važiuoklė. Svorio centras labai žemai, todėl jie puikiausiai dirba ir stačiuose šlaituose. Netgi 40 laipsnių kampu jie gali važiuoti. Tai Aidai, kur jūs rekomenduotumėt panaudoti? Tvarkant sklypus, tvarkant mišką, kažkokias tai pelkėtas vietas ar ne, prieš įsirengiant ūkį, ką jūs patartumėt? Jie puikiausiai tinka tokiams vietoms, teritorijoms, parkams, kur niekas netvarkyta, nepjauta niekada žolė, užžėlė krūmais, ypatingai šlapios senos vietos, senos sodybos, kur ratinis traktorius nevažiuoja, puikiausiai važiuoja šis vikšrinis smulkintuvas, kur labai šlapia, jisai puikiausiai dirba.